Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau, Viešpatie. Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo Jeruzalė išminčiai iš rytų šalies ir klausinėjo, kur yra gimusi žydų karalius. Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti. Tai išgirdęs karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas. Tie jam atsakė, Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs. Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaiptol nesi menkiausias tarp žymių Judo miesto, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą Izraelį. Tuomet Erodas slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir siųsdamas į Betliejų tarė. Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau. Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugiasi. Įžengę į namus pamatė kūdikį su motina Marija ir parpuolę ant žemės jį pagarbino. Paskui atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų - aukso, smilkalų ir myros. Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitu keliu pasuko į savo kraštą. Tai Viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Mišių pradžioje girdėjome, kad trijų išminčių atneštos dovanos - auksas, smilkalai ir myra - reiškia auksas Jėzui kaip karaliui, smilkalai kaip Dievui, myra kaip žmogui. Pagalvokime apie Betliejaus sceną, kurią čia matome gale mūsų bazilikos. Realiai jinai yra tvartas. Ir tie, kurie ten šiuo metu gyvena, ką tik pagimdžiusi motina ir kūdikis ėdžiose ir Juozapas globėjas, tai jie ne namuose, jie tvarte. Tai kai ką apie jų galimybės pasako. Jos yra mažų mažiausiai kokios. Ribotos. Menkos. Jeigu tokiam svarbiam įvykiui kaip kūdikio gimimas, tu neturi namų, tu neturi pagalbos, tu neturi šiltos lovos, vandens ar ko nors kito, tu turi gimdyti tvarte. Tai ką tu gyvenime gali? Tavo galimybės yra labai ir labai ribotos. Taigi šventoji šeima yra neturtinga šeima, nepasiturinti šeima. Pas mus tikriausiai nebėra šeimų, kurios gyventų tvartuose. O Dievo pasirinkta šeima buvo ta, kuri turėjo apsigyventi bent jau kurį laiką tvarte. Ir štai šitą tvartą atkeliauja trys išminčiai, skirtingai apsirengę, prabangiai apsirengę žmonės, žiniai, karaliai, magoje vadinasi. Kaip jie turėjo atrodyti šitoj aplinkoj? Mažų mažiausiai, sakom, kontrastas. Čia netinka. Nežinau, ar jiems buvo patogu, bet Marijai ir Juozapui tikrai nebuvo patogu juos ten priimti.
Kad ir labai didelis ir aukštas žmogus, jeigu mes jaučiamės, kad esam netinkamai situacijoje, mes jo arba jos nenorime priimti. Tai dar atrodo kaip dar vienas pažeminimas, kaip dar vienas priminimas, kad aš kažko negaliu ir neturiu. Taigi pakol kas čia nėra daug šventės, čia nėra daug džiaugsmo. Ir tada karalių išminčių ateimas ir parpuolimas priešais kūdikėlį rodo jų nusižeminimą, rodo jų paprastumą, bet neprastumą. Ir tada dovanos. Auksas. Auksas kaip pinigai, kaip kažkokios mainų priemonė. Jie dabar galės tikriausiai susimokėti ir už tvartą, nes tvartas buvo ne jų, tai buvo užeigos namai. Jie galės tais pinigais bėgti į Egiptą, į tremtį, nes Erodas ieško nužudyti Jėzų ir kurį laiką tais pinigais to auksu galės išsinuomoti kažkur kažkokius namus ir gyventi. Ta dovana, auksas. Tai nepapuošti altorių, tai nenuauksuoti paveikslą, tai nepadėti į lentyną, į spintą, tai neinvesticinis auksas, tai pakeitė jų pragyvenimo, išgyvenimo galimybės. Nors kuriam laikui, bet pakeitė. Smilkalai. Smilkalai yra apie kvapą. Dėl kvapo, kaip ir dėl skonio, sunku ginčytis, bet kokiu atveju yra tvarto kvapas ir yra visi kiti kvapai. Ir kai Marijai su Juozapu reikėjo judėti į miestą, nusipirkti duonos ar kažkur kitur keliauti, pas ką jie benueidavo, pirmas dalykas, kuris pasitikdavo ir ką galėdavo apie juos nuspręsti kiti, tai iš kokio tvarto jūs čia atėjote. Kvapas buvo juos išduodanti, jų menkumą, jų prastą situaciją parodantis dalykas. Mes šiandien irgi sakom, žmogus arba serga, arba nevalyvas, arba negali pasirūpinti, jeigu yra netinkamas kvapas. Taigi smilkalai išsprendė kvapo klausimą. Ten, kur nueidavo Marija iš tvarto, ten, kur nueidavo Juozapas, vien smilkalų turėjimas aplinkui reiškia, kad keičiasi jų priėmimas, keičiasi jų supratimas. Ir tada myra. Myra žmogui, myra kūnui, myra kaip balzamas, kurio galima ištrinti gimusio vaiko kūnelį. Kaip apsaugos priemonė nuo visokių galimų infekcijų ir visa kita, nes gimusio kūdikio kūnas yra labai pažeidus ir labai trapus. Jį reikia plauti, jį reikia saugoti. Tai balzamas įsprendė, kad kūdikėlis Jėzus kurį laiką tokiom antisanitariniam sąlygom nesirgtų. Vakas yra šitos dovanos. Jos ne apie prabangą, jos apie būtinybę. Kartais tai yra prabanga, bet šito atveju šitos dovanos buvo Dievo dovana, išspręsta būtinybė. Tos dovanos buvo nepigios, auksas, smilkalai ir myra yra prabangos prekės, buvo dalykai, kurie buvo verti kupranugarių kelionės. Per dykumas iš vienos šalies į kitą, tai buvo prekė, norima prekė, kurios norėjo tie, kurie galėjo sau leisti. Ir pirmas ir svarbiausias dalykas, todėl, kad tada ypatingai, bet ir dabar, bet tada ypatingai, jos buvo labai ir labai mažai. Auksas turi vertę todėl, kad jo kiekiai šitame pasaulyje yra riboti. Smilkalai dabar yra visokių sintetinių prigaminta, bet jeigu smilkalai būtų autentiški iš dervos, iš medžio dervos, kiek jų gali daug turėti irgi pasaulyje? Ne. Jie yra prabangos prekė, prabangos dalykas.
ir myra iš augalo gaunamas balzamas, vaistas irgi yra. Taigi jie buvo vertingi ir brangus dalykai ir nedaug kas galėjo savo juos leisti, todėl kad jų buvo mažai. O norinčių, o tų, kuriem reikėjo viso šito, buvo daug ir vis daugėjo. Bet ne šiandien. Ar šiandien labai kam nors galite padaryti įspūdį su auksu? Yra daug prabangesnių dabar metalų, yra daug prabangesnios juvelyrikos ir visa kita. Šiandien ačiū visiems, kurie atsiliepėte ir išgirdote mano tą pastabą, kad jeigu namuose turit kokį auskarą ar žiedą ar ką nors kitą, negalvokit, kad vaikai iš to prasigyvens. Šiandien tai nebėra tokia didelė vertybė, kaip buvo kad anksčiau, ir galima paaukoti Marijos karūnai, ir galima padaryti savo giminės, savo šeimos atmintį čia, šitame šimtmetyje, šitame tūkstantmetyje. Smilkalai. Kokių mes tik kvapų dabar neturime. Ir šampūnai mūsų kvepia, ir plaukai kvepia, ir maistas kvepia, ir namai kvepia, ir žvakės kvepia, patalinė kvepia, ką tik norim galime šiandien reikia vos neriboti kvapus ir kvapų galimybės. Tai šiandien smilkalas nepadaro tokio didelio įspūdžio, jis nėra tokia reta. O myra, o tai, kas šiandien yra vaistai, tai, ką mes šiandien naudojam savo kūnui, vien pagalvokime, kokia yra mega pramonė kosmetika. Ir visokie kitokie, net ne vaistai, o papildai. Ir klausimas, jeigu reikėtų šiandien kam nors padovanoti labai retą dovaną, kokia tai galėtų būti dovana ir ko pasaulyje yra ribotai, mažai, o norinčių gauti ir turėti labai ir labai daug. Ko? Ir leiskit man pasiūlyti, apie sveikatą aš jau šnekėjau piemenėlių mišiose. Reikia meilės aukso. Artimo meilės aukso. Pasaulyje nuolat trūksta meilės. Nuolat. Aukso yra daugiau negu meilės. Ir kitą kartą aukso gauni greičiau negu tikros meilės. Tikro dėmesio, tikro pasiaukojimo. Šiandien reikia meilės aukso dovanos. O kas galėtų būti smilkalai? Smilkalai galėtų būti pagarba. Šitame pasaulyje šiandien labai trūksta abipusės tarpusavio pagarbos. Priimti kitokį. Tinkamą atstumą išlaikyti, nei per daug nutolti, nei kitą kartą per daug save primesti. Pasaulyje šiandien taip daug norinčių ir taip mažai gaunančių pagarbos. Negarbės, pagarbos. Ir tada trečias dalykas - balzamas, kuris gydo žaizdas, kuris leidžia nors kiek atsikvėpti skausme, netekty, nevilty. Kas tai galėtų būti? Atjauta. Pasaulyje niekada nebus per daug atjautos žmogaus žmogui. Ir nereikia būti karaliais, nereikia būti labai turtingais, reikia tik būti pakankamai išmintingais. Ir visi galime šitomis 3 dovanomis apdovanoti vienas kitą. Nes jis ir tapo žmogumi, kad visą, ką norime paskirti Dievui, pirmiausia paskirtume ir apdovanotume žmogų.